Kągi sveiki, malonu, kad žiūrite, o šį savo prisijungimą prie virtualios erdvės noriu skirti labai svarbiai temai. Visų pirma, jis svarbi yra man pačiam. Ir galbūt pasirodys artima ir dar kam nors iš tos nedidelės auditorijos, kuri pamatys šį video įrašą. Šį kartą noriu Jums paskaityti tekstą, kurį prieš maždaug 10 metį radau interneto platybėse. Tai Kirilo Martynovo esė filosofija kaip įžeidimas. Tuo metu dar tik pradėjau versti tekstus, todėl šį autoriaus kontempliacija originalo kalba mane ypač sudomino. Bet vis dėlto prieš imdamasis darbo patikrinau, ar šio teksto nėra lietuvių kalba. Ir mano giliai nuostabai radau jį puikiai išverstą Šiaurės Atėnų svetainėje. Tad perdarinėti tai, kas jau buvo padaryta vien tam, kad galėčiau patenkinti, sakykime, savo kaip vertėjo ambicijas ir pasakyti, tai mano darbas, nematau jokios prasmės. Juk čia svarbiau ne tos vertėjo ambicijos, o pati mintis, kurią autorius siekia perteikti. Kodėl filosofija tokia nepopuliari ir kodėl žmogus, bandantis mąstyti ne algoritmiškai, ne instinkto ar tokių primestų naratyvų rėmuose, neretai atsiduria visuomenės paraštėse. Ir galiausiai prieš pradėdamas skaityti tekstą noriu pasidalinti vienu komentaru. Jo autorių puikiai pažįstu, tai vienas iš Klaipėdos universiteto dėstytojų. Po mano vaizdo įrašų Tu neišprotėjęs apie tai, kas skiria žmogų nuo gyvulio. Jis parašė: filosofija maistas sielai, tačiau ne kiekvienai. Daugumai ji nuodas. Man atrodo, kad ši įžvalga yra pati puikiausia preliudija tekstui, su kuriuo šiandien noriu Jūs supažindinti. Tad pereikime prie esmės. Filosofijos istorija įteisinta kaip kultūros istorijos dalis. Kultūra savo ruožtų tradiciškai suprantama kaip žydintis doros sodas. O tiksliau, mirusiųjų klasikų daiktų pilnas muziejus. Šiame muziejuje filosofo figūra sukaustyta visuomeninės moralės grandinėmis. Pasaulio galingieji niekada tiesiai neneigia filosofijos reikšmės. Jų supratimu filosofų vieta kultūroje yra tarp pavaduotojo auklėjamajam darbui bei moralinių vertybių saugotojo ir valdančiosios dinastijos didybę šlovinančio dvaro trubadūro. Sokratas suporuojamas su Kristumi ir jie abu priskiriami moralės saugotojams ir bendrosios išminties mokytojams. Kristaus pasiuntiniu tampa dvasininkas, vešlia barzda, apvalutis nuo nepakeliamo pasnikavimo, paprastai užimantis šiltą ar bent jau perspektyvią vietą bažnytinėje hierarchijoje. Ir jau vien todėl nelabai nutuokiantis apie kitus kasdienius žmonių giminės rūpesčius. Sokrato pasiuntiniu docentas nutrintų švarku, tarp paskaitų 5 atsitiktiniams klausytojams, mąstantis, kaip prisidurti pusę etato, per daug neatkreipiant valdžios dėmesio. Dvasininkas, ne mūsų sritis, tai konkurentų kontora, ir dievai jo nematė. O štai su broliu docentu reikia rimtai pakalbėti. Šio straipsnio hipotezė, ar tiksliau tariant, aksioma, yra tokia: filosofija įmanoma vien tik kaip įžeidimas. Filosofija yra socialinis vakarų institutas, kurio paskirtis griauti įprastas tiesas arba doksą. Vadinasi, bet kuri filosofija yra įžeidžianti visuomenės nuomonę. Vienintelis filosofų užsiėmimas įžeidinėti savo mintimis miesčionį, vidutinį pilietį ar valdovą. Filosofija baigtųsi tą pačią akimirką, kai visos filosofo mintis taptų malonios minios ar netgi kitų filosofų ausį. Kai visus filosofus uždarytų į tam skirtą pastatą, palaidotų visuomeninėse tarybose ar katedrose. Laimė, šis procesas dar nesibaigia. Sokratas buvo nubaustas mirtimi už visuomeninės moralės įžeidimą. Ir be to, veikiausiai dėl užuominų, kad, težinodamas, jog nieko nežino, išlieka išmintingiausias žmogus. Kitaip tariant, Sokratas iškeldamas tam tikrus klausimus savo šalies piliečiams leido suprasti,
kad šie yra idiotai. Kinikai savo argumentacijos strategiją pasirinko tiesioginį visuomenės įžeidinėjimą. Šiandien sakytume nusikaltimą visuomenės moraliai. Dekartas įžeidė tūkstantmetę krikščioniškosios minties tradiciją, pareikšdamas, kad jam nereikia studijuoti nei filosofo darbų, nei šventosios tradicijos, o vien tik išaiškinti ir apibrėžti mūsų idėjas. Spinoza sukėlė sąmyšį krikščioniškajame pasaulyje ir žydų bendruomenėse, savais Biblijos kaip žmonių parašyto istorinio teksto tyrimais. Lokas įžeidinėjo Europos monarchus kognityvinio autokratijos negalimumo įrodymais. Volteras gąsdino Jekateriną Didžiąją valstiečių laisvinimo projektais. Imperatorės nuomonė tai prilygo jų pavertimui našlaičiais. Kantas sadistiškai tyčiojasi iš publikos, pradžioje pareikalavęs iš jos naudotis savo protu, o vėliau paskelbęs masiniam skaitytojui neįkandamas kritikas. Apie Nyčę, Marksą ir Freudą nėra ko ir kalbėti. Wittgensteinas sukėlė skandalą, įžūliai pareiškęs, kad nėra skaitęs Aristotelio, o jo mėgstamiausias filosofas esąs Schopenhaueris, kaip ir visų diletantų. Rusų filosofai savo egzistavimu įžeidė tarybinę valdžią. Žymiuosiuose garlaiviuose filosofai sudarė niekingą mažumą, vis dėlto būtent jie, o ne teisininkai, gydytojai ar sociologai įvardijo tarybinį ostrakizmą. O ar egzistuoja nors vienas nieko neįžeidęs filosofas? Kaip jis manifestuoja savo egzistavimą? Neįtikėtina, kad esant tokiam glaudžiam dviejų reiškinių genetiniam ryšiui, iki šiol neparašyta įžeidimų istorija. Čia mėginsime ją nusakyti pačiais bendriausiais bruožais. Antikinė filosofų kinikų mokykla įžeidimą tiesiogiai pavertė performatyviu argumentu. Jų filosofija, kaip ir kitų, 4 amžiaus prieš Kristų mokyklų, buvo praktiška. Kinikai neposėdžiavo katedrose, bet siekė laimės. Jų atsakymas į klausimą, kaip įmanomas laimingas gyvenimas, buvo bekompromisis. Kelias į laimę vedė per autarkiją. Tai yra savęs patenkinimą. Laimingas žmogus nuo nieko nepriklauso. Nei nuo valstybės, liberalo svajonė, nei nuo šeimos, laisvamanio svajonė, nei nuo turto, patys suprantate, nei nuo visuomenės nuomonės, nei nuo jos prietarų. Pastarojo tipo priklausomybė ypač svarbi, nes lemia ir mūsų supratimą apie save ir refleksijos strategijas. Norint tapti autarkiškam visuomenės prietarų atžvilgiu, reikia paneigti juos veiksmu, parodyti jų absurdiškumą ir sąlygiškumą. Kinikų estetikai artimas futurizmas, raginęs atsikratyti išminties sakvojažų. Jaunąją Milicio Oraną, kuris pats daug ką įžeidė tuo, kad buvo radikalus dešinysis, taip pat savo mokėjimu sužadinti žmonėms begalinį ilgesį, sukrėtė pasakojimas apie kiniką Diogeną. Turtingų namų savininkas pasikvietė Diogeną į svečius ir paprašė jo namuose nespjaudyti. Tuomet filosofas spjovė šeimininkui į veidą ir pakomentavo, kad nerado blogesnės vietos. Diogenas ne tik dieną vaikščiojo po miestą su žibintu, skeldamas, kad ieško žmogaus. Šiame melame klasikinėme vaizdelėje daugeliui praslysta pro akis tai, kad tokiomis paieškomis Diogenas mirtinai įžeidinėjo polio gyventojus, neigdamas jų žmogiškąjį orumą ir nužemindamas iki pusžmogių. Filosofija išvaduota iš autocenzūros, vaikų ir pirmakursio akivaizdoje, atskleidžia mums spalvingą antikinio gyvenimo paveikslą. Judėti link autarkijos Diogenui reiškia ir dėti kuo mažiau pastangų. Kad nepriklausyti nuo kulinarijos, jis bandė valgyti žalią mėsą. Diogenui taip pat priklauso posakis, duodantis pradžią libertiškajam žmogaus lytiškumo išlaisvinimo projektui. Ak, jei ir alkiui numalšinti užtektų pasiglostyti pilvą. Aktualus kinikų santykis su tėvyne. Sakoma, kad Aleksandras Didysis siūlė filosofams atstatyti sunaikintą jų miestą, bet šie atsisakė. Juk naująjį miestą sugriautų koks nors kitas Aleksandras. Rafinuotas valdžios įžeidimas šiuo atveju žinoma yra parodyti, kad filosofas jai nepasiekiamas. Nėra nieko, ką būtų galima iš filosofo atimti, nei ką jam būtų galima dovanoti. Dėl to įvyko žymusis Aristipo ir Diogeno ginčas,
kurioje nugalėtojų beje tiek vienas, tiek kitas save laikė. Diogenas gatvėje plovė daržovės, tai yra darė kai ką visai netinkamą ir žeidžiamą laisvam žmogui. Kaip matome, kinikai žeidinėjo ne tik kitus, bet ir save. Eidamas pro šalį, prabangiai apsitaisęs Aristipas pareiškė, kad Diogenui reikėtų pasimokinti bendrauti su žmonėmis. Tada jam nereikėtų pačiam plauti daržovių. Diogenas atkirto, kad jei Aristipas mokėtų apriboti savo poreikius, jam nereikėtų ieškoti tironų malonės. Ši scenelė gali būti laikoma apskritai būdinga antikiniai filosofijai. Graikai filosofiją pavertė agoniniu menu, pretenduojančių į šitą daugiau nei vien paprastas sąmojingumas, reikalaujančių iš dalyvių įgūdžių panašių į tuos, kuriais pasižymi klestintis turgaus prekeiviai. Agora, priminsime, tai yra turgaus aikštė ir nacionalinio susivienijimo vieta, ir teismas, ir sokratiškos dialektikos vieta. Apie ją yra satyra Atėnuose. Viskas parduodama vienoje vietoje. Figos, teismo šaukimai, vynuogės, ropės, kriaušės, obuoliai, liudytojai, rožės, šlendros, žarnokai, medaus koriai, žirniai, ieškiniai, pienas, mirtos, teisėjų atrankos burtų būdu prietaisai, vilkdalgiai, avės, vandens laikrodžiai, įstatymai, teismo sprendimai. Kadangi filosofija priimama kaip įžeidimas, o išminčiai užtenka ir būtinai reikia tik vieno filosofo, tai susitikę filosofai tikrai neprivalo sveikintis, teirautis vienas kito apie sveikatą ir dabartinių studentų gabumus. Mano tėvynė, jokiai sėkmei nepavaldus, negarbė ir skurdas. Baigdami įžeidžių kosmopolitų temą, cituojame garsųjį kiniką Kratetą. O tėvynainis pavydo nežinantis Diogenas. Garsioji kinikų pora, Kratetas ir Hiparchija, yra puikus įžeidimo dialektikos pavyzdys. Viena vertus, įžeidžiantis buvo jau pripažinimas, kad Hiparchija prilygsta Kratetui ir yra viskuo jį panaši. Čia norma ir nepadarumas pastaraisiais šimtmečiais laimiai pasikeitė vietomis. Apie tai byloja, kad ir nuolatiniai pasaulio filosofijos fakultetų skundai dėl nepakankamos diversity ir mirusiųjų baltųjų vyrų dominavimo programoje. Kita vertus, Hiparchijos lygiateisiškumas reiškia, kad ji, kaip ir Kratetas, vaikšto apdriskusi, elgetauja su juo potose, taip pat mylisi su savo vyrui viešose vietose. Taip įžeidimas panaikino skirtumus tarp vyro ir moters. Pašalino ir patriarchinius prietarus. Kinikai moko mus, kad aukšto profesinio lygio cinizmas prikausto dėmesį ir padeda sutrikusiai miniai įpiršti progresyvias idėjas. Rusijos tradicijoje panašiais dalykais užsiminėjo filosofas Leninas. Tačiau principinis jo skirtumas nuo kinikų buvo tas, kad šie, kaip ir šiuolaikiniai menininkai, nesigriebė smurto. Kiniškoji filosofija tai yra mąstymo naudojimas tiesiogiai įžeisti visuomeninę santvarką, įskaitant ir formas, kurias pagal antikinį teatrą būtų galima pavadinti antikiniu performansu. Pamažu nyksta, bet įžeidimų istorija tuo nesibaigia. Kita filosofiniai įžeidimai ir filosofijos kaip įžeidimo atmaina aptinkami žinomosiuose pirmosios Aristotelio metafizikos knygos pasažuose. Čia vardijami visų ankstesnių filosofų paklydimai. Ir Aristotelis nemato ne vieno filosofo nei tarp ankstyvųjų, nei tarp savo tiesioginių mokytojų ir pirmtakų, kurie nebūtų klydę. Juk jei tikroji filosofija būtų sukurta iki Aristotelio, tai jo kaip filosofo triūsas būtų nereikalingas. Ir atitinkamai priešingai, po Aristotelio nereikalinga jokia filosofija. Pavadinkime tai nustatymo funkcija. Kiekvienas į mirtį pretenduojantis filosofas visus ankstesnius ir būsimus mėginimus mąstyti turi paskelbti nevykusiais. Taigi pasaulio filosofijos istorija kuriama kaip visuotinė pomirtinių įžeidimų tradicija, kur joks naujas žingsnis neįmanomas be visiško paveldo sunaikinimo. Štai kodėl tas pats Aristotelis filosofas, o ne filosofijos istorikas. Diogenas Leartietis, pavyzdžiui, priešingai
Aristotelis nevardyja nuomonių ir jų neaptarė. Jo užduotis – išvalyti aikštę savo mąstymui, išrauti piktžoles, kad juose nepasiklystų per apmąstymų lauką einantis mokinys. Beje, jau Hėgelis suprato, kad mokinių nelabai reikia. Tikra filosofija apima pasaulio pradžią ir pabaigą. Jaunuoliams Hėgelis patarinėja užsiimti chemiją, kur kitaip nei filosofijoje, po jo mirties dar liks neišspręstų uždavinių. Pelnytai ar ne, bet į filosofą dažnai žiūrima kaip į paprastiems įžeidimams nejautrią būtybę. Filosofą negalima įžeisti pavadinant jį kreivakojų, neūžauga, pašeiva, savimila ar skurdžiumi. Pastaroji aplinkybė apskritai lengvai gali būti pateikta kaip atsainus egzistencinio pasirinkimo rezultatas arba efektyviai, bet natūraliai paneigta. Pirmajam scenarijui, pavyzdžiui, atstovauja Kijevo filosofas Aleksandras Ivašina, kuris savo gyvenimu patvirtina žodžius, kad rangai, pinigai, karjera ir mokslo laipsniai yra prasmingi tik tiek, kiek pamirštame apie mirtį, kaip neišvengiama lygintoja. Arba jie esame krikščionys. Antras argumentas filosofinio skurdo naudai pateikiamas legendoje apie Talį Miletietį, kuris nederliaus metais pigiai supirko visas miesto pieninės, o kitais derlingais pasakiškai praturtėjo, neatsitraukdamas nuo fizės apmąstymų. Šiaip ar taip, pinigai menkniekis. Dėl jų neverta gaišti laiko, skirto išminties paieškoms. Apie tai ir Aristipo istorija. Pareikalavęs iš tirono Dionisijo pinigų ir į klausimą, ar ne tu, Aristipai, sakei man, kad išminčiams pinigų nereikia, atsakęs, o tu duok man pinigų ir aš tau tuoj paaiškinsiu šį sofizmą. Paėmė pinigus ir patvirtino, kad jam jų išties nereikia, nes jau turi. Net kaltinimas kvailumu negali įžeisti filosofų. Nes skirtumas tarp proto ir kvailumo paprastai daromas daugumos nuomonės ribose, atsitiktinių nenusimanančių žmonių. Kitiems ir Sokratas buvo kvailas, o trečiokursio Polio Tironas priešingai protingiausias tarp mirtingųjų. Remintis šiais svarstymais, filosofas, siekiantis įžeisti kitą filosofą, naudojo gudrią taktiką. Filosofas turi teigti, kad kitas filosofas nėra tikras filosofas, nes jis mąsto neracionaliai, todėl jo filosofinis projektas nesuprantamas. Vienu žodžiu, kad įžeistum filosofą, reikia paneigti jo mąstymą, tenkinantį permenidiškąjį tapatumo būčiai principą. Tas, kurio mintis slysta vien regimybėmis, nėra filosofas. Tiesą sakant, būtent tai vakarų filosofijos atžvilgiu padarė Derrida, pavadinęs savo projektą dekonstrukcija, ir papildysime tuo žinoma ją labai įžeidęs. Viduramžiais krikščionių filosofų mąstymas buvo kreipiamas į suartėjimą su vieningo, transcendentinio mąstytojo protu. Galbūt vienintelis originalus epochos produktas yra apofatinė pseudo Dionisijo teologijos doktrina, teigusi principinį mąstymo negebėjimą suvokti Dievo, o kartu pagal mūsų logiką reiškinti vienu metu ir masinį filosofinį įžeidimą ir kaltinimą savo pačiam. Tradicinė įžeidinėjimų figūra naujojoje filosofijoje yra Hėgelis. Dėl to iš dalies kaltas jo populiarumas, taip pat jo politinė pozicija. Rašymo stilius yra labai aukšta savivertė. Prisiminkime, Hėgelis pirmiausia visus įžeidė tradiciškai pareiškęs, kad filosofija su juo baigėsi. Schopenhaueris garsėjęs puikiu stiliumi, taip apibūdina Hėgelio filosofijos sistemą. Apskritai, 3/4 Hėgelio filosofijos yra grynos nesąmonės, o 1/4 sudaro parsidavėliškos idėjos. Nėra geresnio būdo apdumti žmonės, kai pateiki jiems ką nors tokio, ko neįmanoma suprasti. Tada jie, ypač patiklieji vokiečiai, iš karto pradeda galvoti, kad problema yra jų intelektas, kuriuo jie šiaip nelabai ir pasitikė. Kad išsaugotų reputaciją, jie slepia savo nesupratingumą. O geriausias būdas tai padaryti yra girti nesuprantamą išmintį, kurios autoritetas dėl to vis auga.
Ir nereikia milžiniškos drąsos ir pasitikėjimo savimi, savo galva, kad visą tai pavadintum beprasmiu šarlatanizmu. Hėgelio filosofijoje ryškus noras siekti monarchų malonės keliaklupsčiavimu ir ortodoksija. Tikslaiškumas pikantiškai kontrastuoja su minčių dėstymo neaiškumu. Ir kaip klaunas iš kiaušinio, pilno pompastikos ir nesąmonių, storo tomo gale išsilukštena dėkinga saloninė filosofija, kurios mokoma jau pradinėje mokykloje, o būtent Dievas tėvas, Dievas sūnus ir šventoji dvasia, evangeliškosios religijos teisingumas, katalikiškosios klaidingumas. Stabų saulėlydyje Friedrichas Nyčė užsipuola Šopenhauerį. Šopenhaueris yra pirmojo rango atvejis psichologui, o būtent kaip piktybiškai genialus bandymas įtraukti kovon už bendrą nihilistinį gyvenimo nuvertinimą, kaip tik priešingas institucijas, didžiuosius valios gyventi, pasiekimus, gyvenimo pertekliaus pavidalus. Meną, didvyriškumą, genialumą, grožį, didelę užuojautą, pažinimą, valią tiesai, tragediją. Jis aiškino kaip valios neigimo arba valios poreikio neigti pasiekmes. Tai didžiausia psichologinė falsifikacija istorijoje, neskaitant krikščionybės. Bertranas Russellas jaunystėje kovojęs prieš britų hegelininkus, tai yra prieš kai kuriuos amatininkus, paskutinio ir jau mirusio filosofo pagalbininkus. Išsaugojo šiltus jausmus Hegeliui visą gyvenimą. Straipsnėje filosofijai ir politikai jis rašė: Hėgelio filosofija yra per daug keista, kad būtų priimtina protingam žmogui, bet vis dėlto tokių buvo. Hėgelis rašė taip painiai, kad skaitytojams tai imdavo atrodyti gilu. Hėgelį išdėsčius aiškiai, jo požiūrių absurdiškumas tampa akivaizdus. Pačiam Russellui kliūdavo nuo Wittgensteino. Garsi profesoriaus titulo Kembridže siekusio Wittgensteino egzaminavimo istorija. Egzaminuojamas Russellui ir Džordžui Morėjui, Wittgensteinas gyvai papasakojo apie savo idėjas, patapšnojo abiem per petį ir tardamas: jūs vis tiek niekada nesuvoksite, išėjo. Wittgensteinas jam būdingų stiliumi siūlė visas Russello knygas padalyti į dvi dalis. Skirtusios matematiniai logikai turi būti raudonais viršeliais ir jas turi skaityti visi studentai filosofai. Kitoms apie etiką ir politiką reikėtų parūpinti mėlynus viršelius ir visiškai uždrausti jas skaityti. Wittgensteinas savo ruožtų buvo puolamas Karlo Poperio. Apie tai rašoma garsiojoje knygoje Wittgensteino žarsteklis. Į Wittgensteino reikalavimą pateikti moralinį imperatyvo pavyzdį Poperis atsakė: negalima kvestiniams pranešėjams grasinti žarstekliu. Atrodo, tarpusavio įžeidinėjimo ciklas užsibaigia, tad norint galima atsekti tašką, kur prasideda naujas jų ratas. Žinomas skandalistas Nyčė, gyvas būdamas nelabai pastebėtas profesionalių filosofų. Užtat daug triukšmo sukėlęs kaip komiksų apie Supermeną iniciatorius ar kaip nacizmo pranašas, lygiai tikėtinos istorijos. Nesibodėjo užsipulti net Sokratą. Nuo XIX amžiaus filosofinio įžeidinėjimo leitmotyvą papildo klasikinės neapykantos ir ar kaltinimo neaiškumu užtušuotos nesąmonės motyvas. Nuo šiol filosofai kaltina vienas kitą, kad jie nemąsto, nes yra ideologijos kaip klaidingos sąmonės skleidėjai. Nekritiškai priėmė viešpataujantį mokslinį diskursą, arba priešingai yra metafizikai antiscientistai. Nuo Markso ir Engelso sovietinių filosofų nuskaityta vadinamųjų buržuazinių filosofų smerkimo retorika, sudžiovinta į marksizmo-leninizmo herbariumą. Netrukus virto paties įžeidimu. Marksas gyvenimo pabaigoje ne šiaip savo piktai protestavo prieš užgimstantį marksizmą. Aktyviai kairiųjų stovykloje besireiškianti filosofinė mintis būdinga, pavyzdžiui, Naumui Chomskiui, kuris taip atestavo prancūzų filosofus. Prancūzų intelektualinis gyvenimas, mano požiūriu, virto kažkokiu pigiu ir korumpuotu dalyku dėl žvaigždžių sistemos. Tai tarsi Hollywoodas. O galiausiai jie blaškosi tarp stalinizmo ir egzistencializmo, tarp Lakano ir Derrida. Nors vienos jų idėjos pasibaisėtinos – stalinizmas.
o kitos tiesiog infantilios ir juokingos – Lakanas ir Derrida. Tačiau ir politiniai sąjungininkai nėra vieningi. Tad Chomskį prie tuščiakalbių priskiria ir Slavojų Žižeką, o šis, gindamasis savo teisę į filosofiją, nemažiau maloniai atsako Chomskį. Puikus įžeidžiančių išpuolio prieš Heidegerio metafiziką pavyzdys yra Rudolfo Karnapo straipsnis Metafizikos įvyka loginė kalbos analizė, kur tvirtinama, kad Heidegerio tekstai Karnapas pašaipiai siūlo apversti frazę niekas niekėja yra visiškai beprasmiai. Esama dar vieno saito tarp analitinės filosofijos ir įžeidimų. Kad jį atsektume, iš pradžių turime grįžti antikon. Kaip ir kinikas Diogenas, stoikai siekia atsakyti į klausimą, kaip nugyventi laimingą gyvenimą. Vietoje Darkijos savo sekėjams jie siūlė ataraksiją, ramią dvasinę būklę pasaulio triukšme. Kitaip nei kitos helenistinės mokyklos, stoikai neieškojo išsigelbėjimo nuo pasaulio vienumoje. Priešingai, laimę siejo ne tik su vidinė ramybė, bet ir su pareigos atlikimu. Laiškuose Liucijui Seneka tiesiai perspėjo sekėjus vengti kinikojo kelio. Nesirodyk nesusitvarkęs, nekirptais plaukais, neskusta barzda, venk akivaizdžios paniekos sidabrui. Guolio ant žemės ir visų tų šunkelių, kuriuos perša garbės troškimas. Užtenka, kad net ir paprastai gyvenant, žmonės nekenčia paties filosofijos vardo, o kas bus, jei pradėsime elgtis kitaip negu visi. Būkime iš vidaus visai kitokie, o iš išorės panašus į minią. Tai yra filosofija ir taip žeidžia žmonės, filosofas ir taip įžeidžiamai kitoks vidumi, performatyvių argumentų nereikia. Seneka siūlo filosofams užsimaskuoti kaip žmonėms, bet vis dėlto tam tikrų mastų. Juk pavyzdžiui, kitaip nei kitiems žmonėms, filosofams nedera kreipti dėmesio į paprastus įžeidimus. Epiktetas svarsto, kad jei norintis mus įžeisti sako tiesą, turime jam padėkoti už kritiką ir atsižvelgti į ją, kad taptume geresni. Jei mus įžeidinėjantis meluoja, tai nėra jokio reikalo kreipti dėmesį į jo žodžius. Taip paprastas įžeidimas tampa pasaulio gyventojus ir išminčius atribojančio filosofinio diskurso objektu. Išminčius neįmanoma įžeisti, tad tas, kuris jaučiasi įžeistas, stoikų vadinamas tiesiog kvailu. Tai yra nusižengiančių savo protingai prigimčiai. Dabar pasaulyje augantis susidomėjimas apvalytų nuo istorinio filosofinio nesaikingumo. Kaip kad tikėjimas ugninė protinga visata, praktiniu stoicizmu susijęs su amerikiečių filosofo Viljamo Irvino vardu. Jis išpopuliarino naująjį stoicizmą, į kurį pasibaisėję žiūri antikos specialistai. Įdomu, kad kitas jo veikalas, paskelbtas 2013 metais, buvo skirtas būtent įžeidimui kaip kasdieniai psichologiniai ir etiniai problemai. Irvinas žengia toliau, ardydamas antikinės tradicijos vienalitiškumą ir pareiškia, kad jūs iš tiesų galite nebūti stoikais, bet stoikų tekstų skaitimas gali sumažinti jūsų kančias. Dėl kiekviename žingsnėje sutinkamų trolių ir storžievių. Irvinui filosofijos magistro laipsnis suteiktas Kalifornijos universitete ir žinoma išsilavinimą jis gavo veikiamas analitinės minties tradicijos. Pastaroji nuo Wittgensteino laikų palieka asmeninius etinius klausimus ir ypač tokias beveik nepadarias temas kaip gyvenimo prasmė ir laimė už mokslo žinių laivo borto. Irvinui tai reiškia, kad būdamas vėl trainet vakarų filosofinės tradicijos srityje, jis išgyvendamas gyvenimo vidurio krizę bandė ieškoti savęs šlovingoje budizmo tradicijoje, bet šis jam pasirodė nepakankamai racionalus. Vakaruose pasirodė stoikai, kurių pėdsakai buvo gerai užmaskuoti 2000 metų krikščioniškojoje tradicijoje. Stoikai iki Kristaus žinojo atsakymą į klausimą apie laimingą gyvenimą. Vėliau jų idėjas absorbavo ir išblukino patristiką. Aptardamas įžeidimą, Irvinas grįžta prie standartinių analitinės filosofijos siužetų, būtent prie kasdienės kalbos filosofijos, kurios pagrindinis atstovas buvo Johanas Austinas. Savo knygoje Kaip iš žodžių daryti daiktus, Austinas atkreipė dėmesį į tai, kad žodžiai dažnai vartojami ne vien mintims reikšti ar informacijai perduoti,
Be savo prasmės sakiniai pasižymi ilokucinę galią. Tai yra tam tikrų atspalvių, numatančių vieną ar kitą recipiento reakciją. Žodžiais galima įsakinėti, pavadinti daiktus, pavyzdžiui, duoti vardus laivams, maldauti arba atleisti. Žodžiai taip pat gali būti pavartoti ir norint įžeisti. Kokiomis aplinkybėmis kalbos sakinys tampa įžeidžiantis. Analitinė tradicija yra bent viena monografija skirta būtent įžeidimo pragmatikai. Jerome's Neo knygoje Sticks and Stones, A Philosophy of Insult, pavadinimą būtų galima versti kaip kalbėk, ką nori, įžeidimo filosofija, analizuoja pajeratyvinės kalbos reiškinį kultūroje, plėtodamas Wittgensteino ir Austino idėjas ir ypač akcentuodamas teorinės teisės filosofijos problemas. Tai visai neužgauli filosofija, atstovaujama visiškai padarių žmonių, grįžtant prie savo laukinių šaknų, skelbiant jas vien išorinio tyrimo dalyku. Deja, Rusijos akademinė filosofija skurdi įžeidimo anapus buitinių rietinų. Šių laikų akademiniai filosofai publikos nešokiruoja. Filosofinio nustatymo funkcija mūsų paveldėta iš Aristotelio, išversta į blogąją pusę, nes disertaciniuose tyrimuose priimta neneigti pirmtakų kartas, o priešingai girti juos giliai įsiskverbus į minties kasyklas, kur link žengęs ir drovus pretendentas. Mūsų filosofų formuojami tarpusavio įžeidimai susiję ne su sisteminiu ar klasikiniu kaltinimu nesuprantamumu, o iš esmės su neteisingu tekstų vertimu iš užsienio kalbos. Išimčių pasitaiko akademinėme paribyje. Taip, filosofas Eduardas Natočius šių eilučių autorių kartą pavadino filosofų prezervatyvų. Taip argumentuodamas akivaizdu ir be jokių papildomų aiškinimų, kad Levi ir Glucksmanas filosofai prezervatyvai. Ką reiškia būti filosofų prezervatyvų? Tai reiškia užmauti save ant bet kokio užgimstančio bandymo galvoti ką nors pavojingo, siekiant neprileisti dėl gerų tikslų. Tokių filosofų pavyzdžiui jau kuris laikas yra Habermasas. Nadežda Tolkovnikova neseniai Londono leidykloje Verso išleido savo kalėjimo susirašinėjimą su Slavojumi Žižeku. Taip atsistodama vienon greton su populiariu Europos filosofu ir tikėtina pratęsdama šlovingą kinikų tradiciją. Jei jūsų paklaustų, kas atstovauja filosofijai Rusijoje, atsakymą žinote. Отечественные записки 2014 numeris 6. Vertė Vytautas Kinčinaitis.